Sveiki visiems, šiandien yra antradienis ir turim tokį M55 bambuką. Atvažiavo tiesiog nusipoliruoti bachūras. Judam į priekį, žiūrime rezultatą. Pradėjom defektuoti, nusiplojom automobilį ir atsirado krūvo papildomų darbų. Šiek tiek įdaužu. Pagrindinė problema, ką aš jums noriu parodyti, tai yra slenkščių nusmeliavimai. Detaileriai jau žino, kad toks poliravimas nebus geras rezultatas, nes per daug yra nusmeliota. Iš esmės mes ir nepoliruosim, bet jums parodysim, kaip galima dirbti su PRS restoru ir kaip galima tokius defektus lengvai pašalinti su likutinė vertė į ateitį. Ant šito kėbulo yra ne tik tai įdaužų, bet ir darysim smart repair dažymą. Kairė pusė turim ant sparno rūdį, apie kurią pranešėm klientui, klientas sako darom. Turim galinį sparną, nuo kurio taip pat nudaužyta ir atsirado korozija. Smulki, maža korozija, jokių supūvusių automobiliui mums nesiųskit, mes nedarysim, bet kadangi yra toks nedidelis defektas, mes tokį defektą apsimam tvarkyti ir mes jį tvarkysim lokaliai, smart repair technologija. Kodėl apsimoka rinktis vienoje vietoje susitvarkyti savo automobilį? Nes tu taupai savo laiką ir pasilieki savo atsakomybę imti iš vieno paslaugų tiekėjo, o ne iš kelių. Kodėl mes galim greitai ir kokybiškai atlikti lokalų dažymą? Nes mes patys gaminame dažus. Turime pilną sistemą PRS-o, tai yra lentelė, kaip gaminti spalvą. Visa įranga, ko reikia mums šitam darbui. Tai yra kompiuteris, apšvietimas teisingai pasirinkti spalvai, spektras, jeigu nėra ant kėbulo dažų kodo arba kėbulas yra dažytas, remontuotas, mes turim spektrą nuskanuoti taisyklingai spalvą, bei ir pats jos pasigaminti. Pilna paletė, dažai jau pagaminti, dažų mums nereikia daug, nes dirbam lokaliai su mažais įrankiais. Atliekant detalaus poliravimo paslaugą, dengiant automobilį keramikinę dangą, mes dengiam taip. Visą kėbulą pasidengiam iš išorės, pasidengiam visas groteles ir jeigu ant automobilio yra stoglangis, mes stoglangį dengiam su kita keramikinė danga skirta stiklui. Ir taip gaunasi, kad visas automobilis yra apsaugotas.